sustingusios kojos ir pavargusios rankos. Vis tiek viskas prasideda nuo stuburo. Retai susimąstome, tačiau stuburo kanalas praleidžia milžinišką informacijos kiekį, nes stuburo smegenys ir nervai yra tarytum storas kabelis, kuriuo sklinda ne tik tais elektriniai signalai, bet ir teka galvos ir nugaros smegenų skystis, kuris turi pasiekti kiekvieną nervinę šaknelę ir pamaitina nervus, kurie eina į rankas ir kojas. Idėja būtų tokia: mes norime judesio stubure, kai juda mūsų rankos ir kojos. Tai dažniausiai vyksta per eiseną. Labai negerai, kai žmogus eina ir jo rankos ir kojos juda neįjungdamos stuburo. Nes mes norime tos ašinės rotacijos stubure, tada prateka gerai visi elektros impulsai ir skysčiai stuburo kanale ir jie pasiekia rankų ir kojų nervus. Namuose mes galime tiesiog atlikti ritminius mostus su nedideliais kelių ir kojų judesiais ir bent 5 minučių taip pamosuoti, jaučiant, kad rankos pajungia liemenį į nedidelę ašinę rotaciją. Aš esu išleidęs stuburo masterclassą, tai yra visa reabilitacijos programa virš 8 valandų turinio, tai yra paskaitos ir pratimai ir visa mano stuburo filosofija ten sudėta. Ir ji jums padės save gydyti ir išvengti daugybės reabilitacijos klaidų.